Sveiki iš Kazakstano. Pagaliau atvažiavom po 8 mėnesių. Sakiau, kad užtruksiu 3 mėnesius, bent jau turėjau tokią idėją. 8 mėnesiai. Ir iki Turkmenistano, Kazakstano sienos, Turkmenistano pusė kelias kaip visada košmaras, bet pavyko atvažiuoti su šitokiais nesklandumais. Tai užstrigau ant smėlio, norėdamas pasidaryti nuotrauką prie tokio raudono ežero. Daug laiko nebuvo, reikėjo skubėti pasienį, ten viskas labai irgi apskaičiuota, laiku būt vietoje. Ir dar strigau, tai greitai reikėjo sunkvežimį susirasti, kad ištrauktų. Nebuvo nei laiko užsiminėti komentarais, tai tiesiog dabar pasakoju. Ir viskas daugiau kaip ir Turkmenistano pusėje sklandžiai praėjo. Kazakstanas irgi labai paprastas, žmonės draugiški, labai greitai ten atspaudavo, ant spaudų pridėjo dokumento ir išleido mane į Kazakstano dykumas. Tai sveiki Kazakstanas. Tik įvažiavau į Kazakstaną, pravažiavau gal 50 km, stabdžiai dingsta. Nusispaudžia pedalas iki galo ir nestabdo. Viską suspaudžiau, vos sustoja. Kelias tai čia toks. Lempa visiška. Galvau, Kazakstanas geriau su keliais. Naujas kelias čia, bet man neleido važiuoti. Ne jokai stabdžiai dinginėja. Labai Turkmenistanas man pakenkė pusiko būkliai. Paspauskim stabdžius iki galo. Jeigu labai lėtai stoja. Tai jeigu reikėtų greitai stabdyti, būtų amen. Amortizatorius visiškai atsisakė, važiuoju ir supuosi. Važiuoklė tikėtina vėlgi. Bus ten reikalų pasižiūrėti. Ir elektra buvo pradėjus lyginėti Turkmenistane. Bet dabar kaip ir kelios dienos važiuoju, nieko nebuvo. Labai daug problemų po Turkmenistano atsirado. Stabdžių skysčio visiškai nėra, ne? Tai kuris išgaravo? Vakar stabdžių skystis išgaravo. Šlangutė kiaura. Per sujungimą bėga nuo globių. Tai gerai, kad tik tokia problema. Nebestabdysiu tiek daug. Geras naujienas, gedimas nerimtas. Ten tą sujungimą pasitvarkyti Kazakstano mieste turėtų problemų nebūt. Ir amortizatorių reikės keistis. Sunku šiek tiek dabar su tais servisais, kaip pasakyti. Nežinau, saugau aš tą būsiką, pasakysiu sąžiningai, bet tiesiog keliai košmaras. Košmaras, Turkmenistanas, Uzbekistanas, Kazakstanas irgi. Tai tų gedimų dabar, nežinau, dabar vėl reikės viską tvarkyti, ieškoti vietos. Kaip čia taip gaunasi, remontai. Esu dabar labai prastoje situacijoje, nes netekau visiškai stabdžių. Išbėgo skystis ir man reikia stabdyti daug tokiam kelyje, kur yra duobės. Košmaras. Apie 300 km važiuosiu be stabdžių. Bendra keleiviai važiuosim be stabdžių 300 km. Turim lemputę. Tai būtų nebuvę sunku identifikuoti, kad stabdžių nebeturiu. Bet pajaučiau, kad nebeturiu. Visiškai dabar jau nebėra. Pedalas tiesiog tuščias. Tuščias pedalas. Man reikia kaip nors pasiekti Aktau miestą. Pakankamai didelis. Ir aš jau nuvažiavau apie 50 km be stabdžių. Tai dar reikia nuvažiuoti nei daug, nei mažai 250. Be stabdžių. Spaudžiu nieko. Sunkiausia, pasakysiu, duobes gaudyti be stabdžių, nes aš negaliu važiuoti 50. Jeigu važiuosiu 50, tai aš tiesiog važiuosiu visą savaitę tos 250 km. Tai aš bandau važiuoti bent 70-80, bet man kelias reikia stabdyti duobės. Nieko gero. Turiu rankinį stabdį. Jį naudosiu mieste, bet įsivaizduojat, kaip aš važiuoju ir yra duobė, man tiesiog reikia labai greit traukti. Geriau negu nieko faktas, bet tai nėra vis tiek pagrindinis stabdis. Tai stovėjimo stabdis.
O kelias tai... Prašau. Kazakstanas. Geresnių kelių galima. Stabdyk. Su kuo? Jeigu neturiu. Stabdyk. Oi. 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 Sustojau arkliukų pažiūrėt, nusiramint šiek tiek, nes jau viskas, nervai nebelaiko. Nebėkit. Obuolių turiu. Kokie greiti. Jie galvoja, kad aš suvalgysiu juos. Prašau, ateikit. Paimkit obuoliukus. Dabar tai tikrai esu nuliūdęs. Paguodos niekur nerasi. Važiuoju be stabdžių. Baisiu keliu. Iš vis man jau pasidarė pastarusios dienos kelionės. Kalbėjimas apie blogus kelius. Taip pat nusimato vėl remontai. Kuom kelionė vadinsis nebe konfliktų beieškant, bet problemas sprendžiant. Kaip jie čia tos kelius tvarko, smėlį tiesiog šupeliuoja ant tų duobių. Pagaliau po 100 km turim gerą kelią. Labai tikiuosi, kad Kazakstanas toks ir bus ir tokie keliai mus lydės visą kelionę. Važiuojam ir, nežinau, nestabdom, nes stabdžių neturim. Paspaudžiu nieko, jeigu reikėtų greit stabdyti. Kazakstanas čia neblogai išvystytas, bent jau šitas ruožas. Labai gera magistralė, čia aikštelė, pavėsinės. Ir galima užsivaryti, pasižiūrėti, ar gedimų nėra. Kaip čia ratai laikosi po tiek važiavimo. Va, šitas labai gerai prisisukęs. Šitas man važinėja. Reikia pasiieškoti įrankių pasisukti. Granata šitos pusės, kaip ir nieko, nauja granata, kaip ir vietai. Dugno apsauga dirba, pasakysiu tik tiek, pažiūrėkit. Gavus irgi lenkimų. Amortizatoriai, viskas jau, pažiūrėkit. Oi. Šita pusė pasižiūrėkit kaip. Gražiai stovi. O čia jau viskas. Viskas. Kaip aš dar važiuoju su juo. Viskas. Su ranka tik galėjau taip nuleisti šį. Oi, pažiūrėkit. Aš amortizatoriaus iš vis nebeturiu. Vau! Čia labai blogai. Kiek laiko aš taip važiuoju, jūs pažiūrėkit, jo nebėra. Jo tiesiog nebėra, varžtai iškritę. Aš jums galiu parodyti. O čia viskas gražiai prisisukęs. Viskas.
kaip čia gaunasi. Jūs man pasakykit. Nieko čia negaliu padaryti. Čia ne pats varžtas atsilaisvinęs, čia šlangutė, stabdžių, žarnėlė. Ar jinai čia išlūžus? Be amortizatoriaus galinio, be stabdžių. Beprotis, ką aš galiu pasakyti? Ar normalūs žmonės važiuoja? Nevažiuoja. Visi mes bepračiai bendrakeleiviai. Iki miesto daug kaip ir nebeliko. Amortizatoriaus problema išlūžęs, visiškai išlūžęs ten iš metalo. Labai didelė problema bus, nes neįsivaizduoju, tai prasme išlūžęs metalas. Aš galvojau, kad ten tiesiog jis atsilaisvino. Viskas, va čia tai remontas nusimato dabar. Miestas rūke pasitinka. Aš su rankiniu stabdau. Šiandien labai nesėkminga diena. Visokiausi įvykiai buvo tiek link Turkmenistano važiuojant. Nežinau, tikėtina šiandien ir dasibaigė tas amortizatorius, nes labai pradėjo šokinėti. Būsikas, šita pusė, tai ten visiškai išlūžę. Nenuostabu iš tikrųjų, pasakysiu gal taip. Kur tu tokie keliai baisus? Vairuotojas blogas, gal ir blogas. Kelias blogas, tikrai blogas. Tai gavosi kaip gavosi. Būsikas irgi ne pirmos jaunystės, ten parūdyja tas metalas tiek ir tai reikėjo, irgi gali būti tokių dalykų. Tai kažkaip, nežinau, man gal tie remontai šiek tiek jau irgi va čia, nes atrodo tik išvažiavom į kelią, prakeliavom Uzbekistaną, Turkmenistaną, dabar kaip ir Kazakstanas turėtų tęstis. Vėl turiu stoti, vėl turiu daryti tam tikrus remontus. Yra kaip yra. Reikės pasiplanuoti, susiderinti laiką ir pasitvarkyti, tikrai nėra tragedijos. Bet aš taip jau pradedu jau spaudimą dėl Kinijos, kad irgi turiu pasirodyti laiku ir vietoj, kalbant apie datas, nes maršrutas irgi ten visa kelionė yra planuojama. Tai ką galiu pasakyti? Pradedu spaudimą jausti, ypač su gedimais ir laiko atžvilgiu. Degalinių labai daug mieste. Pervaža čia užsidaro, neužsidaro, traukinys, nežinau, mirksi. Atvažiuoja traukinys, bet vietiniai neima į galvą. Tai aš stengiuosi irgi prie vietinio prisiderinti. Oi, vyrukai, neužkišinėkit. Aš su rankiniu stabdau. Labai dabar reikia atsargiai. Be stabdžių, be elektros, be amortizatoriaus. Ko dar tik neturiu aš čia. Pamečiau visiškai ratą. Amortizatorių kaput. Sako, kaip tu čia atvažiavai, pakėlė būsiką, ratas galinis tiesiog iškrito. Amortizatorius visas. Oi, linksmybės. Turkmenistano keliai. Tai suvirins tą dalį. Atvažiavau čia, svarščių kurojus, 10 garažų. Tiesiog sustojau prie vieno, sakau, patvarkys, padarys. 150 eurų čia, vietinė valiuta. Neįsivaizduoju, pasirinkimo neturiu. Tiesiog ratas iškrito pas juos. Viskas, vat matau metalo gabalą jau paruošę. Žiūrėsim, kaip čia suvirins. Darbai baigti, suvirinta. Kiek laikys, pagyvensim, pamatysim. Tai už suvirinimą sumokėjau 130 eurų. Šiek tiek nusidėrėjau 10 000 vietinių pinigų, nes kaina tai tiesiog iš oro kosmiškai pasakyta. Tikrai neturėtų tiek remontas kainuot, bet situacija tokia, kad atvažiuoja, iškrenta ratas ir jau ką tu rinksies, be pasirinksi nieko. Ir atvažiuojau čia visiškai kitoj pusėj gatvės, labai čia daug servisų, ratlankis įsitiesint.
ratlankiai tai labai blogai atrodo. Tai 15 000 man kainuos įsitiesinti ratlankius. Ir paskutinis dalykas, kas bus, reikės susirasti ir visiuką, kad stabdžius pažiūrėtų. Sakė, amortikas kaip ir geras, man suvirintai, nieko nereikia daryti per daugiausiai. Tai ir kaip ten susivirina viskas, laikys, patikėkit manim, laikys, mažiausiai reikia sukgalvoti. Kaip sutvarkė, taip yra gerai, svarbiausia važiuoti toliau. Teisingai. Ratlankis atrodo šviedai sulankstytas viskas. Kaladėlės reikia irgi keisti, nuėmė ratlankius, pasikeisim ir kaladėlės, jeigu sako. Tai kaip ir amortikas sutvarkytas, ten ta konstrukcija metalinė, ratlankius įsitiesinam, rytoj sakė atvažiuot 11, tą šlangutę man patvarkys ir stabdžių kaladėlės pakeis. Ir viskas, remontai čia ir baigėsi. Grįžo vėl energija, nuotaikėlės, galvojau, kad čia visiškai striksim, bet judėsim toliau. Kazakstanas laukia. Ir ne tik, bus dar naujienų papasakot, palaukit. Kazakstanas ir dar ko tik nebus. Ieškom stabdžių kaladėlių. Čia toks turgus. Kioskai padaryti. Pagal modelį žiūri, kur nusipirkt. Tai ieškom per visus kioskus. Транспортер. Так, код какой у него? 97-й. Дизель, да? Дизель. Дизель, 2.4. да. 2.4. Объем. 2.5. 669. Man sako, Azijai pražūsi su tų Volkswagenu, čia vien tik Toyotos pagrindė Azijai. Tai per visus servisus važiuojam, ieškom kaladėlių. Nežinau, kaip reikėtų pasiruošti Kinijai, kokių dalių nusipirkti, nes Kinijoje tai tikrai ten nieko nesusitvarkysiu, jeigu reikėtų. Tai vat neįsivaizduoju. Teks skrist lėktuvu, atsiskraidint dalis, jeigu ką Kinijai įstriksiu, bet tikiuosi, kad ne, nes ten laikas irgi labai limituotas. Bet dar apie Kiniją anksti galvot. Iki Šimkento reikės važiuoti, tik nežinau, kada pavyks ten nuvažiuoti, ten Volkswagenų rojus, ten pilnai viską stengsiuosi susitvarkyti ir dar dalių prisidėti. Pasakysiu, man tie servisai jau 4 kartas, man atrodo, per šį mėnesį jau. Kaip ir stabdžiai sutvarkyti, sumokėjau 12 000, gal reikia dar prasivažiuoti, bet kaip pasakyti sutvarkyti. Tai turiu laukti kelias dienas, kur atsiūs kaladėlės, veža iš sostinės, tikėtina iš sostinės, sakė miestą, tai reiks palaukti. Ir aš savaitę būsiu išvykęs. Kur išvykęs, sužinosit arba ne. Tai protingiausi bendrakeliai supratot iš pirmo kadro, kad atskridau į Armėniją. Kodėl? Atsakymas yra paso viduje. Taip, Kinijos viza. Ir man užtruko apie 2 savaitės. Pats procesas gal ir nesudėtingas. Užsipildom formą, ją patikėm į ambasadą. Buvo toks kaip ir pasivažinėjimas daug kartų į ambasadą, nes irgi neaišku nei kaip kas vyksta, kaip reikia pateikti tą aplikaciją. Informacijos irgi pakankamai nėra daug, kad suprast, kaip viskas veikia, ir ta informacija skiriasi kiekvienam žmogui individualiai. Mums lietuviam šiek tiek procesas pasudėtingėjo dėl politikos, mūsų politikų kai kurių sprendimų, bet vizą turiu, gavau vizą ne taip, kaip norėjau, pasakysiu, ir man reikės kurt variklius ir didint apsukas, nes laikas yra ribotas tiek vizai,
Ir šiuo metu dirbu su dokumentais, Busiko dokumentais, kad man pavyktų įvažiuoti. Tikimės geriausio ir man atrodo, kad Kinija jau labai arti, bet nepamirškime ir Kazakstano, nes dabar skrisiu atgal į Kazakstaną ir mūsų laukia kelionė per Kazakstaną Kinijos link. Tiek informacijos, ačiū, kad išlaukėt, užtruko daugiau nei planavau, apie 2 savaitės, tokia trumpa serija su tikrai svarbia informacija jums ir susimatom Kazakstano dykumose su Busiku. Jokių lėktuvų daugiau labai tikiuosi, kaip aš nemėgstu tų lėktuvų. Važiuojam? Ar pirmą skrendam ir tada važiuojam. Iki pasimatymo, labai greit bendrakeleiviai.